šiandien susiruošėme ir vėl į Visbį, nes jau nuplaukti nebelabai kur galim, tai bent aplankysim dar kartą šį miestą. Galima sakyti, sugrįžom į Visbį, nes neaplankėm vieno dalyko. Praeitą kartą buvo uždaryta Kotrynos bažnyčia. Karinus. Angliškai Kotrynos. Kas motociklus išsikelia, kas dviračius. Šiaip keista, nes visi eina pro šalį ir žiūri į tave kaip zoologijos sode kokį. Mums iškilo klausimas, kaip čia tuos laivus sukaišėja. Ta prasme, wow. Jau uostelis taip prikimštas, nepalyginsi su tuo, kas buvo pernai, kai atvarėm pabaigoje rugpjūčio. Čia dar Salbinką pralystumėm tikriausiai. Jeigu reiktų išplaukti, tai būtų rankas. Keltas išsiburbuliuoja, kitas jau atplaukia. Va, koks dičkis atplaukia į Gotlandą. Stiebai pakelti aparatas. Realiai pats gali pasikelt. Ir gali užsiropšti viršų, užsidėti vėjarodį, jeigu pamiršai. Atvykome į geriausią parduotuvę Švedijoje, Biltema. Biltemos ledai labai skanūs. Kaip čia apsipirkti Biltemai ir nesuvalgyti ledų. Bet šį kartą apsipirkimas toks liūdnesnis. Tik tais švartovėlį vieną pasiėmėm. Nieko daugiau gero neradom, tai matomai viską turim. Pasisekė mums sugrįžimo atgal. Sulaukėm autobuso prie savo tos Biltemos, bet pasirodo autobusas važiavo tik iki pusės kelio, nors ir numeris tas, kuris turėtų važiuoti iki Burksviko, bet nuvažiavus pusę kelio, viena moteris išlipusi iš to autobuso paklausė mūsų, kur varom ir pasisiūlė pavėžėt, nes jos vyras atvažiavo jos pasiimti irgi iš tos pusiaukelės. Tai mums taupė labai daug laiko, turėsim dar ilgą vakarą, galėsim pasikepti, nes kitaip būtumėm laukę valandą ir dar važiavę valandą. Ir dar ėjo 20 minučių, o čia parvežė iki pat uostelio. Žiauriai fainai. Nu va, ruošiamės jau ir vakarieniai, ir išvykimui. Kuras pildamas, kamado čirškinama. Kuras ir ugnis. Puikus derinys. Gerai, kad dizelis taip nedega kaip benzas. Jau planuojam išplaukimą, bet dar einam šiek tiek pasivaikščiot. Einame pasivaikščiot, nes laive parą su viršum nelabai kur privaikščios. Reikia biškai pasijudinti šiek tiek. Šiek tiek nerimą išsklaidyti. Visą laiką yra toks jauduliukas. Kartais didesnis, kartais mažesnis. Dabar pirmas 7 jūrmyles teks plaukti į vėją, ganėtinai stiprų. Po to bus viskas pavėjui, turėtų eiti labai sklandžiai. Radom vikšrų traukinį, eidami pasivaikščiot. O tai tau ant kelio, toks išsirikiavęs, varo visi kartu, bet čionai biški nebesusitarė, į kurią pusę varyt. Nelabai jie čia gerai sugalvojo, nes atvažiuos dar koks kemperis ir nusmeigs juos. Žmonės iš karto su dviratukais ir chalatais važiuoja į pirtį. Čia uostelyje yra pirtis. Jie pasėdi tenai, po to į vandenį iššoka, išsitriškia. O ant šito lieptelio rytais jogą daro.
Vakar Visbyje nusipirkau tablečių nuo jūrligės, čia jau vietinių, kurios turėtų veikti 12 valandų. Girdėjau atsiliepimų gerų iš Joanos, iš Sailing Lukos. Tai tikiuosi, kad gelbės, nes mano turimos tabletės nelabai padėjo į priekį plaukiant. Na va, Joanėlė pasiruošus praktiškai plaukti. Lauk iš čia. Na va, šitas laivelis tuoj prisišvartuos ir mes išplauksim. Nelabai jam čia gerai sekės švartuotis. Gerai, kad yra tos juodos padangos, su inkaru gerai pasibaksnoja į jas. Nu ką, varom. Burės parifuotos. Vėją turim sočiai. Bangos irgi nemažas. Kaip sekas? Gerai. Biškį atsibodo vanduot, bet šiaip bendrai paėmus visai viskas gerai. Gerai, jutoj vanduot triks. Gerai. Va, iš ten toli atsibaladojom laviruotėje. Šiek tiek sumažėjo vėjo, tai išsirifavome abi burės. Dabar vėl biškį pastiprėjo, matyt dėl to, kad išeidinėjame už Gotlando kampo. Ir toliau vėjas vis stiprės, tai reikės vėl matyt mažinti tas burės, bet žiūrėsim pagal situaciją. O dabar kokį makaroną išpaišėm. Va. Įgula ilsisi. Plaukiam Halfvindu. Įsirifavau grotą. Lekiam visai smagiai. Apie 5,5 mazgal. Kažkaip daugiau nesinori. Kažkaip aš toks konservatyvesnis buriuotojas. Geriau lėčiau, bet atplaukti. Kaip ir prognozuoja, turim vėjo pastiprėjimą. Bangavimas taip pat padidėjęs. 1,5 metro banga. Pasilenkinėjom su laivu, nežinau ar matas. Viskas saugiai, tolimo atstumo. Pilotas dirba savo darbą. Na ir plaukiame, ganėtinai greitai. Dabar plaukime per laivų kelią. Tai geriausia jį būtų kuo greičiau prakirsti, kad nesimaišyti krovininiams laivams. 5 valandas vakaro vietos laiku. Dar šiek tiek matosi Gotlando krantai. Plaukiam jau 6 valandas. Vau. Nu taip, norėjau sakyti, ar gausiu bangą į veidą. Tai daug. Nes jo, tokios bangelės iš šono ritasi. Ir buvau pagalvojus, ar nebus taip, kad kažkur jų tiek išsilaivo ir lūž man tiesiai ant kupros. Tai šita lūžo labiau ant priekio, dėl to iš priekio aptaškė, bet tikiuosi už apykaklę negausiu vandens. Ir va, sėdžiu savo, prižiūriu pilotą, prižiūriu mūsų greitį, nenorim per greitai lėkti. Turim surifuotą grotą, 2 rifai paimti ir pilną genują. Ir kadangi vėjas ruošiasi stiprėti, tai nenorim per greitai įtiek, kad nebūtų didelė apkrova šitam laiveliui. Tvariau pagulėt ir turiu guminukų. Gerai veikia vaistukai. Galima guminukus valgyti. Bangos nemažas. Traukiniai praeina pro mus tiesiog. Nesinori kažkaip perduoti, bet įtariu, kad ir 3 metriniai čia pasitaiko. Lekiam 4-5 mazgais, visai gerai judam. Liko 86 jūrmilės, saulė po truputėlį leidžiasi, bet mačiau, kad priešais nusimato toks pilnokas mėnulis, tai gal bus visai šviesa. Nu jau saulė vos besimato, karts nuo karto bangos uždengia ją.
po 4:15. Ką tik apsikeitėm su Edžiu. Eigis visai gerai čia pasėdėjo. Sakė, vis pamiegodamas. Sužadintų kas 20 minučių. Tam toliau. Na, liko jam 7 minutės. Liepos 19 diena, 6 ryto, vėjo turime pakankamai. Lekiame su viena Genuja, kursas Bakštagas, bet toks link Fordevindo. Na, pučia tikrai nemažai. Bangos ir jau pradeda darytis. Vėjasi, bet mes irgi lekiame. Saulė kyla. Iki Klaipėdos liko 48 jūrmylės. Na, vėjas visai įsipūtė, bangai gynė. Šiek tiek prisukau Genują, kad mažiau būtų spaudimo į takelažą. Kaži, kur tas laivas plaukia? Pagal AIS duomenis turėtumėm prasilenkti už 16 minučių 0,8 jūrmylės atstumu. Tolumoje jau matosi krantas, kažkokį bokštą ar pastatą matau ir laivų. Artėjom link Lietuvos, liko 12,6 jūrmylės. Rodo, kad apie beveik 3 valandas kelio. Jūra ramesnė, bet yra dar bangelis. Ir plaukiam tik su viena Genuja, nes vėjas pučia mum praktiškai į užpakalį. Tai kad grotas netrukdytų, tik su Genuja jau senokai. Linguojam toliau, panašu, kad liko valanda iki vartų. Visą laiką prie kranto, kai jau matai tos krantus, atrodo, taigi čia pat, o užtrunka ilgiausiai. Savijautos visų neblogos. Šiek tiek nuovargio yra, bet net neaišku, ar labiau fizinio, ar psichologinio. Nes visai neblogai čia sekės pamiegot naktį. Gal labiau tas sėdėjimas toks nusibodo be darbo. Lekiame į vartus. Ne pati maloniausia procedūra įplaukti ar išplaukti. Čia dar tos bangos taip sutankėja. Ir su dideliais laivais reikia tvarkingai prasilenkti. Lendam pro vartus. Nekantraujam vėl pajaust tą marių ramybę, lygų vandenį. Iškart kapitoną nuotaikėlę pasitaisis, kaip oro uostą įslinko. Oro uostą įslinko. Vajeriai pasileido į trasą. Va, padaužys per boją. Bojoja. Dar reikės prasinešti 7-3 kanalu, kad grįžome sėkmingai iš jūrinės kelionės. Plaukiam, slenkam per uostelį. Kranai, laivai, bačkos. Ir va švyturys gražus Klaipėdoje yra. Toks pasislėpęs tarp visų šitų kranų, stulpų ir taip toliau. Va, prašau. Mane pirmą pakvietė pakrančių apsauga. Jau ketinau kviesti juos prieš tai palaukdamas, kad tokia puslė pripučiama praplauks ir nustos triukšmaut. Ir pirmą mus pakvietė pasieniečiai. Sako, iš kur grįžtat? Pasišnekėjom, iš kur, kas, kaip. Ir palinkėjo gero grįžimo, nežinau. Ratas
keltas ir kitas keltas. Virga atėjo pasitikt, davęs čia po visą uostą, nerado mūsų. Ką gali pasakyti? Nežinau, nebeturiu žodžių, iš tikrųjų. Plaukiam į Juodkrantę ir tą pačią kryptimi plaukia kitas burlaivis, tai čia vadinasi, būtinai yra varžybos. Bet gauna malkų. Ir jo gauna malko, tai kai kam ir nervas sukilęs. Bet nieko, greičiau atplauksim į Juodkrantę, greičiau kepsim sūrius. Nu va, 3-2 valandas paburiavom ir pagaliau išlipom Juodkrantėj. Žiauriai gerą vietelę atradom, tai toks ramus oras, nėra bangos mariose, užsidedi autopilotą ir va eini ant priekio sėdėt, ant biltemos kėdučių, patogiai atsirėmęs, stebi tinklus, kad į juos neįplaukti, nes čia visai nemažai tinklų. Sveikinamės nuo Joanos priekio, jau keletas savaičių, kaip esam grįžę į Lietuvą. Bet taip ir neprisėdome įrašyti baigiamojo žodžio šios kelionės. Tai mūsų grįžimas atgal užtruko berods 33 valandas nuo Burksviko iki Juodkrantės. Juodkrantėj likome nakvoti ir papramogauti likusį savaitgalį. Kelionė sekėsi gerai, nieko nesulaužėme. Viskas kaip ir tvarkoje, pagal prognozes, vėjo buvo nemažai, greitai ir grįžome sąlyginai. Tai be jokių incidentų, Monika jautėsi gerai, net nekankino jokia jūrligė, galima užskaityti, tik tiek, kad per trumpas laikas, yra 1 savaitė, sulakstyti iš Lietuvos į Gotlandą ir atgal ir dar kažką tai spėti pamatyti, paburiuoti vietoje. Tai reikia imti daugiau nei 1 savaitę. Nes gyvenam pagal vėjo kryptį, prognozes, stiprumą, jo buvimą. Nespėjai atsipalaiduoti ir pasidžiaugti, pamatai tik tai porą uostelių, tai rekomenduotumėm ir patys savo palinkėtumėm, jeigu grįšim į Gotlandą, tai tikrai porai savaičių, kaip minimum. Dėkui, kad žiūrėjote, iki kitų susiplaukimų. Tai viskas.